Sveikas merginos, su jumis Oksana Serafim. Ir šiandien pasižiūrėsime jūsų charakteristiką ir pažiūrėsime, ką galima dar ten labiau atskleisti, patobulinti, pagerinti. Galvoju, kaip pavadinti tą temą, bet manau, kad temos pavadinimas gana aiškus bus taip. Ir šiandien pasižiūrėsime, ką dar savyje galite atskleisti. Manau, tai bus įdomu, nes mes moteris mėgstame keistis, tobulėti, mums tame nėra problema ir manau, kad būtų ir naudinga tai ir pasižiūrėti. Reikia šiandien pagalvoti apie save. Signifikatorių aš nedėsiu. Vadovausite savo intuiciją ir mano pagalbą, nes kai kur jausite netgi, kad kūnas ne tik, kad protų pagauna, kad taip, man tai tinka, bet ir net pats kūnas gali netgi rezonuoti ir jausti ten ar skruzdėlytės lakstančias, ar kažkokį tokie vidinius tokius pojūčius. Žinosite, kad ta pozicija yra jūsų. Bet reikės pagalvoti apie save, reikės atsipalaiduoti ir pažiūrėti, kuri pozicija labiausiai traukia. Jeigu jaučiate, kad traukia 2, 3, gal net visos 4 pozicijos, pasižiūrėkite, vadinasi, daugiau savyje galite atskleisti, bet būtų gerai, kad tikrai nepasirinktumėte taip paviršutiniškai, nes, kad nežiūrėtumėte svetimos informacijos. Būtų gerai, kad, aišku, pažiūrėtumėte tai, kas jums būtų naudinga. Ir man maloniau, kai tikrai dirbama su nauda, nes aš ne šiaip savo skiriu laiką tam, kad jūs galėtumėte pasitobulinti, o tikrai norėčiau, kad būtų rezultatas ir būtų tas ėjimas kartu į priekį, tobulinimas į savęs, pagražinimas, pagerinimas, kaip ir asmeninėme gyvenime, kaip ir darbe, taip ir, aišku, vidiniuose procesuose. Na kągi, lengva įžanga yra, tikiuosi mane girdite gerai. Visi laiko kodai bus po video ir pirmajame komentare. Na, dabar pagalvokite apie save, atsipalaiduokite. Pozicijos bus pirma, čia reikia skaičiuoti, pirma, antra, trečia, ketvirta. Pažiūrėkite, kuri pozicija labiausiai traukia, kuri kortų kaladė labiausiai traukia. Kam trūksta laiko, nustatykite ant pauzės. Taip, aš pradėsiu nuo pirmos pozicijos. Na, mergaitės, pasižiūrėkime, ką savyje galite dar atskleisti, patobulinti, pagerinti, pagražinti, išryškinti, kokias savybės dar galite labiau paryškinti. Na, žiūrim. Eina iš karto dviguba informacija. Iš vienos pusės, pabersiu papiriukų, žinokit, jums galbūt ir ne visai maloni informacija bus, bet turiu pasakyti. Prisimti atsakomybę už situacijas, bet čia ne visom tiks, daliai mergaičių. Prisimti atsakomybę už situacijas ir nekaltinti, kad aplinka kalta, arba likimas taip susidėliojo, arba kiti žmonės kalti dėl to, kad kažkur kažkas nesiseka. Ten, žinokit, mergaitės, reikės suvokti, kad kai kuriuose situacijose arba jūs pačios ne visai teisingai pasielgdavote, arba tiesiog jūs nematote gilesnės prasmės. Žinot, kaip būna ta patarlė, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Taip? Ir pat ypač asmeninėme gyvenime, jeigu jaučiate, kad man ten kažkas nesigauna, aš negaunu to, ko aš noriu, arba ten partneriai ten neįvertina, arba ten kažkas netaip išeina. Tiesiog jums sako, kad jūs nematote gilesnės prasmės ir po to su laiku jūs matysite, kad jums išėjo visos tos situacijos į naudą, arba tiesiog jūs kai kuriuose situacijose neprisijėmat atsakomybės. Čia vienom mergaitėm, taip? Jeigu jaučiat, kad jūs tą jau praėjote, tai čia tiesiog kitai grupė mergaičių, kuri su jumis kartu susijungusi į pirmą poziciją, tai jums kita charakteristika, tai tada jau labiau tiks. Jeigu jaučiat, kad iš vis nei tas nerezonuoja, vadinasi, ne tą poziciją pasirinkot. Dar ką galėtumėte atskleisti, tai šiek tiek sustiprinti galėtumėte savo charakterį ir jungti sveiko egoizmą. Tai yra pastovėti už save, nebijoti, išsakyti tai, kas netinka, kas nepatinka, Jeigu žmonės peržengia jūsų ribas, o iš pradžių jas reikėtų nusistatyti,
Tai vat būtent jas nustačius, neprileisti kitų žmonių, o jeigu žmonės peržengia jūsų ribas, tai jeigu reikia juos ir griežčiau, nu, taip sakysime, nustumti į šalį arba ryškiau pažymėti savo teritoriją. Tai yra vat, netgi tokį sveiką naglumą ir tokį netgi principingumą būtų gerai sustiprinti. Tai vat šitos charakteristikos jums yra svarbios. Rodo, jokiais būdais negalima manipuliuoti. Na, aš kažkur pati savybę žiūrėsiu. Jokiais būdais negalima manipuliuoti, nes tai pato gali atnešti netinkamų rezultatų arba neatnešti norimų rezultatų. To jums daryti negalima. Ką išreikšti? Labiau atsipalaiduoti, labiau įjungti tokį draugiškumą, balansą, komfortą, šilumą, nuoširdumą, bet, kaip minėjau, charakteriai irgi, jeigu jaučiate, kad kažkas peržengia ribas, tai reikia kartais ir niu pasakyti. Taip, žmogui, kad atleisk žmogau, bet jeigu tu toliau ir elgsis netinkamai, tai galėsiu ir įkasti, ir sušnipšti, ir kaip sakoma, dar ir apdraskysiu. Taip, bet tą bruožų visumą jūs turėtumėte atidžiau peržvelgti, nes man rodo, kad čia yra jums pagal jūsų likimą. Jums tada likimas geriau formuosis. Ir jokiais būdais merginos neimkite pavyzdžių. Vat pavyzdžiui yra mergičkų, kurioms tinka, nu, merginos moteris. Taip, jūs, kurias mane dažniau žiūri, tai žino, kad man visos yra merginos, visos yra mergaitės. Žiūrėkit, mielosios, galbūt matėte, kad kažkokios gal pažįstamos, kolegės, konkurentės, kuo drastiškiau elgesi, tuo joms labiau sekasi. Kai jos lipa per galvą, joms gyvenimas atneša daugiau galimybių, bet tai yra kita grupė žmonių, yra visiškai kitokia charakteristika, kitoks bioenergetinis kodas, kitokia paskirtis, kitokias sielos užduotis, taip, ir tai, kas tinka joms, netinka jums. Ir jūs tą turit suprasti, jums nereikia supanašėti į tas asmenybės, tik dėl to, kad joms tada labiau sekasi ir jeigu aš taip elgsiuosi, tai tada ir man labiau seksis. Jums gali būti atvirkščiai, jums nesiseks, nes pas jūs visiškai kita kryptis. Visiškai kitaip turėtumėte save išreikšti. Visai kitokia sielos paskirtis, taip. Likimas formuojasi kitaip ir tos taisyklės, kurios yra leidžiamos joms, taip, situacijos, jums yra draudžiamos ir jums nesiseks. Tai vat tą turėjau pasakyti. Dar kažką jums patars jūsų dvasiniai mokytojai. Atskleiskite save, pažinkite save. Jokiais būdais nenuvertinkit savęs ir nelyginkit savęs su kitomis. Aš noriu pasižiūrėti jūs pačias, nenustebkit, galite šilumą jausti per visą kūną, tuo aš noriu prisijungti. Nu, bet jums labiau mergaitės tinka, kai jūs atskleidžiat plastiką, harmoniją, šilumą, jaukumą, švelnumą. Apribojimus, taisyklės ir ribas, taip, reikia nusistatyti. Bet supanašėti į tokias moteris, kurios ten barakudas, bagyros, ten tokios stiprios, ten Žana d'Arc mergičkos, ne jums, nes pas jūs yra labai stipriai išryškėjęs bendroje visumoje, tai kaip ir minėjau, šiluma, nuoširdumas, bet sustiprinti, kad nesiaukoti dėl kitų, tai sustiprinti tos bruožus galima, charakterį galima. Ir nuvertinti savęs ir nusivilti, kad aš ne tokia kaip kitas ir aš ten, pavyzdžiui, negaliu kažkaip tai kitaip ten atkirsti arba negaliu būti ten labai tokia flirtuojanti, tokia seksuali gyvačiukė, tai ne jums, mergaitės, tikrai ne jums. Kiek aš pagaunu, jūsų tos energetikos, sielos dalelės, į visumą apjungiu, nes matau, kad jūs karts nuo karto galvojate, kad aš kažkokia kitokia.
Bet ir veido bruožai jūsų gali rodyti, kad jūs esate švelnesnė, jūs ten visai kitoks archetipas, visai kitoks tipažas, visai kitokia paskirtis. Aš sakau, aš jau daug metų dirbu su klientais, šiais metais grinai jau suėjo 15 metų ir kaip sakau, mergičkom klientėm, tai jau neskaitant apie tai, kad mokykloje per pertrauką mergaitėm kortom burdavau. Tai va, aš tame sukuosi labai daug metų ir tikrai daug mačiusi ir charakteristikų, ir paskirčių. Nebūtina supanašėti, nes kiekviena iš jūsų esate individuali, net seksualumas visiškai individualus, visiškai kitoks. Kai dirbu su mergaičių seksualumu, skanuoju, taip ir išreiškiam, visiškai kitaip ir kiekviena jūs esate ypatinga. Tai save sulyginti su kitom ir nusiminti, kad aš to negaliu, nesugebu, tai tikrai nereikėtų, nes, vadinasi, jumise to ir nėra, kad negalit ir nesugebat. Nes jeigu to nėra viduje, tai kaip jūs suformuosit, nebent dirbtinai, bet tai bus ne taip. Tai bet tuos niuansėlius, apie kuriuos aš kalbėjau, galim. Dar kažką jums pasakys? Perduoda informaciją, kad ateityje tu save labiau atskleisi, save labiau pažinsi. Ir tikrai kaip naujai atgimsi, jausiesi tikrai komfortiškai. Bet reikia susitart su savimi, reikia susipažinti su savimi. Susipažinti su savimi. Vieną kartą viename iš video būrimų daviau mergaitėm namų darbus užduotį, tai irgi pakartosiu, kas nematėte, kas matėte, peržiūrėkite. Surašykite tai, ką labiausiai mėgstat, tai, kas jums labiausiai patinka, nes aš ir individualiuose konsultacijose irgi tą patį siūlau. Tai ir jūs bent jau save labiau pažinsit, bet tai, ką mėgstat, kas svarbu yra jums. Dar vienas niuansas, dar reikia tokį veidrodinį atspindį atpažinti, kad jeigu jūs jaučiate, kad surašiau punktais, taip, matysite, kas jums patinka, dažniau tą įdėkite į savo kasdienybę, taip. Tai tas bus pažinimas savęs iš vienos pusės, iš kitos pusės, kaip dažnai sakau, kad yra veidrodinis atspindys. Tai, kas mums patinka kitose moterise, taip, aš apie moteris kalbu, nes dabar tema moterims ir su jumis mergaitės bendrauju. Kas mums patinka, kas mus žavi, kas mus įkvepia, mes tą patį turim. Tai kažkada kažkas prigesina. Sakė, tai tu nemoki, tu nesugebėsi, ten, būna ten ir tėveliai, ir mokytojai nuvertina, taip. Bet jūs tą turite, jums tą reikia tik tai atskleisti. Bet jums prigesino. Tai tą irgi galite suvokti, kad ir aš tą turiu, ir man tas patinka, taip. Tai irgi savęs pažinimas tada per kitas mergaitės. Kas man patinka, kas žavi. Ne tai, kad aš privalau, nes jai sekasi, bet kas man taip faina, kad net aš ir poliukai per visą kūną nueina. Tai ten tas savybės irgi turit. Tai merginos, jums reikėjo sužinoti, dar kartą pakartausiu. Sustiprinti savo charakterį, taip, nustatyti ribas, jeigu jaučiate, kad kažkas peržengia tas ribas, nebijokite surksti, sušnypšti ir jeigu ką reikės, tai ir apdraskit. Gerąją prasme, tokia protingąją prasme, taip. Toliau, nereikia kaltinti aplinkos situacijų dėl to, kad nesiseka, nes vadinasi, arba ne tą pasirinkimą padarėte, arba tiesiog nežinote, kur tai išves ir pagal savo susigaudimo, suvokimo ir nežinojimo lygį žmogiškasis faktorius vis tiek lieka, taip, kad mes ne visuomet žinom, kur mus išves ir kartais pykstame, pasipiktinam, o iš tikrųjų bus dar geresnė situacija, taip. Toliau, jokios manipulacijos negalima manipuliuoti, tokios naudos nebus. Ir dar nereikia bandyti ir net manipuliuoti savimi, tai yra perdarinėti save pagal kitų standartus, tik dėl to, kad kitiems žmonėms sekasi, nes jūsų energetika kitokia. Kas nesusigaudote, kad kokia aš, tai yra apart namų darbų ir jaučiate, kad norite, kad pasigilinčiau, tai tada galėsite skambtelėti, mes pasižiūrėsim tada, kokia paskirtis, kodėl atėjot, kokios pagrindinės pamokos, tai mes tada susižiūrėsim. Bet bendraja prasme, čia jau bus daugmaž aišku. Jeigu jaučiat mergaitės, kad kažkokia kita pozicija jūs dar traukia, tai galėsite pasižiūrėti. Tai šiandienai, tada su pirma pozicija tiek, o aš perinu prie antros pozicijos, net dvietukės. Pažiūrėkime, kokias savybės jūs galėtumėte išryškinti.
Ką dar savyje galite atskleisti? Žiūrim. Sustiprinti savo charakterį. Ir ten, kur jūs jaučiate, kad aš jau pripratau save dalinti, atiduoti, vykdyti pareigas, čia labiau pagrindę matau tokias kasdieninės, tai yra šeimininkės, mamos, žmonos pareigas, taip. Ir jaučiate, kad kitiems žmonėms iš vienos pusės jūs save suteikit, bet net negaunate grąžos, tai yra, pavyzdžiui, investuojate labai į vaikus, o vaikai ten pradeda kaprizus rodyti, iš viso, kaip sakoma, išrugeniai išnaglėja, taip? Arba partneris tada irgi pradeda per daug atsipalaiduoti, tai yra, kai jūs suteikėte per daug pagalbos, per daug dėmesio, per daug save investuojate, o atgal negaunate grąžos, arba šalia jūsų žmonės tampa pasyvesni, o jūs tik tai stengiatės padaryti tam, kad jūs būtumėte ideali mama, arba tiesiog iš įpračio, ideali žmona. Taip, va ten reikėtų statyti pauzę ir suprasti, kad aš niekam nieko neprivalau. Atsiprašau, žinokit, mergaitės, visą dieną kalbu su klientėmis, tai va gerklė truputėlį prašosi ir atsikosit kas nuo karto. Tai va, ir ten, kur jaučiate, kad jau nėra tų abipusių mainų, tai jums reikia išmokti pasakyti ne, pasakyti stop ir netgi prisukti savo gerumą, prisukti savo paslaugumą. Jūs niekam nieko neprivalot. Nu, nebent, jeigu yra susitarimai sandoriai, taip. Bet išlepint per daug, nu, jau supraskit, kad jau čia negerai. Vat tą principingumą jums reikėtų, nes kitu atveju jūs jaučiate, kad kai kurios iš jūsų mergaitės jau iš inercijos tiesiog supranta, nu, aš visą laiką tą dariau, taip, negaunu, nu, gal kažkada, nu, gerai, tiek to darau, taip ir toliau. Ne, naudos iš to tikrai nebus. Gerai, o kaip reaguos artimieji, aplinkiniai, jeigu jūs taip pradėsite nesakyt? Nu, vat kai negaus, jie pradės dėl jūsų stengtis. Kažkur mergaitės jau tą temą mes kėliam, tai arba jau nauja grupė mergaičių atėjo, nes aš atsimenu, kad mes kažką panašaus jau žiūrėjom. Tai va, arba primiršot ir taip pat elgitės, jeigu tas pačias, sakysit, Sana, taip atsimenu, mes jau žiūrėjom, tai temą ten prieš metus gal buvo. Arba dar naujos mergaitės atėjo, taip, naujos į šitą poziciją. Tai vat, turėkite omeny, kai jūs pradėsite mažiau duoti, mažiau suteikti, mažiau aukotis, mažiau nusileisti, žmonės negavę pradės judintis link jūsų. Nes jie supras, va tokiu būdu, kad, aha, aš negaunu, vadinasi, aš turiu dabar dėl jos stengtis. Bet ten kai kurie galvos, kad va, jinai supyko, turiu stengtis, jinai šitagi, turiu pats iniciatyvą parodyti. Vat jūs bijote, kad kai jūs sustosite ir nedarysite. Tai, pasižiūrėsiu, ko jūs bijot. Bijote kažkokių konfliktų, bijote kažkokią nepasitenkinimą. Nu, jeigu taip, jūs ten turite partnerį, kuris jau ten jau prie tironų, tai tada taip, ten su juo bus sunkiau, ten jau visai kita tema. Bet daugumai mergaičių, jūs bijote, kad jisai pradės tada bambėti, arba ten vaikai ten pradės tada kritikuoti, arba pradės sakyti, kad jūs esat prasta mama, prasta žmona. Ne, atvirkščiai jie pradės stengtis. Jie pradės stengtis, kas įdomiausia bus, nes jie supras, kad dabar aš turėčiau pasijudinti dėl bet kokių situacijų. Vieni galvos, kad jūs supykot ir jau reikėtų, jinai supyko, tai va, reikia man kažką dabar padaryti, kad jinai nepyktų. Nu, irgi gerai, koks skirtumas, kokiu tikslu jie judės, svarbiausia, kad jie pradės tą daryti, jie pradės tą suvokti, kad jums irgi reikia pagalbos. Kitu atveju supras, kad atėjo mano laikas, kad aš vadinasi kažko nepadariau, dėl to ir negavau, nu čia apie vyrus kalba, kad kai jūs pristabdysit, supras, kad aš matyt kažko nepadariau, vadinasi, jinai dėl manęs nedaro. Ir pradeda judėti. Tai va tą reikėtų jums mergaitės nebijoti atlikti. Gerai, kas dar? Kas dar? Niekam nieko neprivalot. Antrą kartą eina informacija, bet jūs
dar mergaitės pakliuvusios kai kurios į tokias kažkokias visuomeninės dogmas, į visuomeninius reikalavimus, kad va taip privaloma, tai taip turi būti. Niekas niekam nieko neprivalo, nebent tikrai pasirašyti kažkokią sutartį, sandorį, arba, va, kaip sakau, iki 3 metų vaikukas, jeigu gimė, tai va, jūs tikrai privalote prižiūrėti ir taip toliau, bet toliau šakinėti už pakaliuką bučiuoti kaip ir nelabai. Visada asmenybė nelabai tobulėja, bet jūs daug ką darote iš inercijos, kad taip turi būti ir jo nesuvokdama, net jeigu jums tai nepatinka. Kai kurios mergaitės pakliuvusios į iliuziją, kad taip privaloma ir taip tikima. Nu, čia jau mažesnis kiekis žmonių ir jeigu aš jums sakysiu, tai jūs čia vis tiek nesuprasit. Bet bendroje visumoje, sakau, labai paprastas dalykas. Jeigu jaučiat, kad kažkas jums kelia diskomfortą, jums būtų gerai, kad sustotumėt ir pagalvotumėt. O kodėl man kelia diskomfortą? Kodėl aš nesidžiaugiu tuo, ką aš dabar darau? Kodėl man kelia? Aha, kodėl kelia? Ir rasit savo keletą priežasčių ir suprasti, kad, nu, iš tikrųjų, tai aš norėčiau kažko kito, arba va, tą diskomfortą kažkaip keisti. Kaip minėjau iš pat pradžių, jeigu aš nieko negaunu atgal, tai vadinasi, nu, ar verta man stengtis, arba tiesiog verta pakalbėti, kad, mielieji, šiandien aš tą dariau, tai dabar iš jūsų va, tas, indus išplaut, stalą sutvarkyti, arba bent jau šiukšlės išnešti. Taip, kad vat, nors kažkokią grąžą gal gautumėt, kad žmonės suprastų, kad jums reikia kompensuoti jūsų pastangas. Nu, vat šitą temą aš labiau neplėsiu dėl tų dogmų giliau, nes, nu, čia reikia individualiai, reikia labai žiūrėti, nes aš matau, kad mergaitės po to nesupras ir prieštaraus. Tai aš šitą apeisiu. Kam reikėjo, tas išgirdo. Kas dar? Kas dar? Nebūti per daug gerai, per daug atvirai, per daug nuoširdžiai. Nes kai kuriomis moterimis gali aplinkiniai manipuliuoti. Jūs kažkaip lengvai kalbėti. O, pavyzdžiui, tie pardavimo agentai, giminaičiai kažką gali sakyti ir jūs tiesiog pasakėt ir iškart pradeda tikėti, kad tai yra tiesa. Būtų gerai, kad suabejotumėte, ar tai yra tiesa. Ten kaip pardavimo agentai, kai sako, va, vienintelis ten, nežinau, būtent tokia kosmetika, visas kitos prastos. Suabejokite, taip, nu, nes pasirinkimo vis tiek yra. Viskas yra, daug yra produktų, kurie yra geri, tik tai va, tie vieni mums tinka, kiti mums netinka, taip. Ir va, būtų gerai, kad jūs neįpriimtumėte bet kokios informacijos už gryną pinigą. Gal tai bus aiškiau. Nes tai jūs po to pradedat apsikrauti, tada pradedat tikėti, kažkas pasakė, ai, man sunku, man pinigų nėra, jūs tada pradedate lėkti, jiems tas stengtis. O gal net to ir nereikia daryti, suprantat? Jums tiesiog reikia sustoti ir pagalvoti. Neskubėt, nes žmonės gali tiesiog manipuliuoti. Va šitą dalyką turėjau irgi pasakyti. Dar kažką jums pasakys? Jo, neskubėkit, tiesiog ramiai sustokit, apgalvokit ir apžvelkit visas situacijas. Ar man verta ten stengtis, ar man verta ten investuoti savo pastangas, ar tikrai galbūt laikas sustoti, apsižiūrėti ir tą dalyką atsisakyti, skaitant ir paslaugumą kitiems. Ir skirti laiko savo, skirti laiko kitiem dalykam. Nesakau, jumis labai kiti lengvai gali manipuliuoti. Jeigu jaučiat, kad nemanipuliuojate, mergaitės tada į kitą poziciją, nes čia jaučiu, net ir energetiškai skanuoju, aš jaučiu vat, būtent tą charakteristiką. Ir jums reikia išmokti savarankiškumą, nepriklausomybės. Mokėjimo laviruoti ir nuspręsti, kas man svarbu, kas man nesvarbu. Aš dabar jau taip jau tos sudėlioju tos taškelius ant į. Kas svarbu, tas nesvarbu. Neprisirišimo prie kitų žmonių nuomonės, poreikių, pasisakymų. Ir jeigu jaučiat, kad suteikia informaciją, tiesiog pasitiksinti ir pagalvoti, ar man to reikia ar nereikia. Suprasti, kad jūs nesate atsakinga už visus. Vat va šitas va dalykas labai svarbu. Ir, nu, kaip visą laiką pasikartosiu, daugelį moterų, kad ir klientams sakau, kad moteris niekam nieko neprivalo, išskyrus tai, kad privalo būti laiminga. Tai vat, dėl laimės ir dėl komforto savo, tai vat, irgi reikėtų pasistengti, reikėtų apie tai pagalvoti.
Reikėtų apie tai pagalvoti. Jeigu jums patinka rūpintis, yra tokio moterų, kurios turi tą charakterį, kai, nu, aš mėgaujuosi tuo, kad kitam darau gerai. Tada taip. Bet jeigu, sakiau, jau yra vidinis diskomfortas, kad man jau nepatinka kitam, tai vadinasi, jau kažkur yra peržengta kitų žmonių riba, arba jūs persistengėt per save per daug atidavėt. Bet ten, kur yra faina rūpintis, patinka, netgi, kaip gera, vat kažką padariau, tai tada taip, paliekam. Bet jeigu jaučiat, kad jau negerai ir persistengėt ir atgal negaunat, tai tada taip, tai tada jau reikėtų atkreipti dėmesį. Ir labiau savo poreikius atsižvelgti. Mat, va ta mergaitės jums būtų gerai atskleisti. Ir dar kartą primena, kad jūs neatsakote už visus. Visų problemas jūs negalėsite išspręsti. Va tą jums irgi reikia žinoti. Tai va tokias savybės reikėtų išryškinti. Net jeigu jos kitiems bus nepatogios, bet tai būtų naudinga ir teisinga ir jums, ir aplinkiniams. Tai va, mergaitės, jeigu jaučiat, kad kažkokia pozicija dar traukia, galit pasižiūrėti. Jeigu jaučiat, kad surezonavo, tai galėsite ten ir širdelėje, kas šį pas mus šitam YouTube'e, tai va, laiką uždėti, taip, tiesiog, kad aš žinočiau, kad kam rezonuoja, kam nerezonuoja ir iš viso tai būtų gerai, va, tie mainai energetiniai, kad aš jums suteikiu, jūs man bent jau tą laiką, tai kaip dėkojimas. Nu, arba komentarė galite parašyti, kaip jums čia sekėsi, ar susigaudote, apie ką kalba eina. Gerai, tai tada dvejetukiam šiandieną tiek, o aš perinu prie trejetukio. Na, merginos trejetukės, pasižiūrėkime, ką jums vertėtų savyje labiau atskleisti. Ką išryškint, ką sustiprint. Pažiūrim. Supratau, apie ką kalba, nes taip suabejoju. Jūs labai lengvai užmirštat nuoskaudas. Ir jas atleidžiat. Nu, užmirštat, gal pasakyčiau taip, primirštat nuoskaudas ir jas atleidžiat. Ir tokiu būdu, kai kurios, netgi, dar įsiterpsiu į pačios savo pasakymą, ir kai kurios net nepastebit, kai kiti jūs ar lepteli kažką ne taip jūsų atžvilgiu, ar sarkastiškai kažką pasako. Taip, nes jums atrodo, jūs ten iš inercijos ten tiesiog neatkreipėt dėmesio. Bet būtų gerai, kad jūs pasižiūrėtumėt, kaip jūs su kitais žmonėmis bendraujate. Ir būtų gerai, kad apgalvotumėte, kaip su jumis žmonės elgiasi. Nes jūs iš inercijos galite daugam atleisti, daugam numoti ranką ir taip toliau. Nes kiek skanuoju, žiūriu tada situacijas, jų tų žmonių požiūrį, jūsų atžvilgių ir jūsų pačių vidinę būseną, taip, ir kaip jie tuo metu apie jų, ką jie apie jų tuo metu apie jūs galvoja ir kaip jie tuo metu ir po to dar su jumis elgiasi, tai jie tokiu būdu jūs nuvertina. Galvoja, tai jai galima ir ant sprando tam tada užsilipti, vis tiek nepastebės. Tai noriu pasižiūrėti tas situacijas jūsų, kas ten dabar. Jūs stengiatės būti tokia optimistė. Nu, kalbėsiu vienaskaitą, bet žinokite, kad čia visom. Stengiatės būti optimistė, aktyvi, energinga, lengva. Esate stiprios mergičkos, taip. Ir tai, kad kiti palengva užsilipa ant sprando, jūs to nepastebite. O jie tada pradeda, aš jaučiu tada iš kitų žmonių, kurie ten kažką lepteli, dar kažką, aš jaučiu, kad su laiku jie kažkaip sąmoningai tą daro, su tokiu lengvu, bet tokiu jau sąmoningu ir tokiu naglu pašiepimu. Tai pašiepia, tai nuvertina jūsų pastangas. Jūs tai su nuoširdumu pas juos einate. O jie jums ant galvos amdirgi, bet jūs net nepastebite. Jūs kai judat ten, po to tie visi ten nukrenta, bet iš kitos pusės, nelabai gerai. Ir kaip jums tai atsiliepia rezultate?
Nu, tada žmonės užsilipa ant sprando ir galvoja, kad jums reikia vadovauti. Jie palengva nuvertina, o pato tada galvojate, nesupratau, o čia dabar kas. Ir ką jums daryti su visu tuo? Išlaikyti visų pirma balansą, savęs jokiais būdais nenuvertinti, bendraujant atkreipti dėmesį, kaip žmonės su jumis elgiasi ir daryti išvadas. Kai kurios žmonės reikėtų filtruoti, įskaitant vyrus. O kas ten su vyras, nes labai daug vyrų iškrito. Investicija į vyrus. Laikas, resursai, pastangos, dėmesys, švelnumas, meilė, kažkas finansus, gal netgi mergaitės finansiškai vyrų neremiam. Vyrai turi patys tvirtai stovėti ant kojų, nes kitu atveju tada krenta žemyn ir tada ten iš visiems gyvenimas gadinasi. Taip, o ateityje tada jūs jaučiatės nukentėjusius, kas ten būna. Galvojate, kad viskas bus gerai? Ir galima tada investuoti į tą žmogų ir dėmesį, kad pas mus ir santykiai bus geresni, kad jis kažkada supras. O jisai ne. Čia iš tos serijos. Vat kai susipažįsta, taip, ir mato jumise tą ypatybę, bet po to va tą frazę, kurią aš dažnai sakau mergaitėm konsultacijos metu, kad brangioji, tu esi ideali, bet aš tave perdarysiu, kad man būtų patogiau. Ir gaunasi, o jūs po to kaip jaučiatės. Nu, jūs nesuprantat, aš dariau viską, stengiausi, kažkokia painiava gaunasi. Ir jie, tie žmonės, tampa šaltesni, tampa atgrasesni. Čia apie vyrus labiau kalba eina, o su moterimis. Nu, irgi taip pat pradeda kažkokius reikalavimus rodyti, pradeda principus rodyti, pradeda tada nosį raukyti, kad jūs visiems viską privalot. Nuo ko visą tai prasideda? Nuo jūsų stiprybės, kad jūs nusprendžiate, kad reikia už visus nešti naštą, kad aš galiu kitiem padėti, žmonės pradeda ten pabiškiai išsidirbinėti, jūs to nepastebit, arba į tai neatkreipėt dėmesį, arba atleidžiat, kaip aš ir kalbėjau iš pat pradžių. Ir po to gaunasi va tokia nesąmonė, kai žmonės nesuprantate, kas čia darosi. Vyrai išraganėję pradeda kaprizus rodyti, atšala, nuvertina. Moteris pradeda ant sprando lipti ir dar visus savo pageidavimus ir reikalavimus pateikti. Jaučiate intonaciją, kurią aš pasakiau, taip? Tai va, tenka kartais ir intonaciją parodyti. Tai va, nes jūs tada galvoja, kad iš jūsų visko, o jums nieko nereikia duoti. Ir dar galėtumėte dar tokį. Va šitą reikėtų prisukti. Jo. Nebijokite atsijoti, nebijokite pasitikslinti, nebijokite žmonės pastatyti į vietą. O ką jiems jūsų angeliukai pasakys? Taip. Tas vyras, kuris bus jūsų, jisai vertins jūs be jokio užlipimo ant sprando. Tik nebijokite vyrus jų. Pradėjo lipti ant sprando, sijojat, pastatote į vietą. Bet žodis pastatote į vietą netgi naudinga ir esantiems vyrukams, nes tada pradės vertinti, nes jūs prarast bijos. Vyrai jūs prarast bijos, vyrai judės. Beje, savas tikras vyras jūs vertins ir gerbs, matydamas jūsų charakteristiką, jisai neleis savo jumis naudotis. Jisai neleis savo. O vat ten pažįstamos giminaitės draugės, ten moteris, taip, tai žinokit, reikės sijoti ir jas, nes jaučiu, kad su jomis bus sunkiau, nes jos tada išsisukinėdamas pasakys, nu taigi tu netaip supratai, nu taigi aš taip kitaip norėjau pasakyti, jau kitokia, tai tu čia pati prisigalvojai, arba jūs dar būsite kalta, kad ką jinai čia dabar pasikėlė, ką jinai čia nori, vat jinai pati pasikėlės, jūs, vat kaip asmenybė, bandys žemyn nuleisti, o po to jūs dar apkaltins, kad jūs šitą kažkaip save ten pateikėt per daug, nes jūs tokia vat
piemenką kažkokią, tai kuri dar turėtų jai ten ir pasilankstyti. Ir tokias moteris sijot, neprileiskite, nes jūs jaučiate, kad šitągi tokių žmonių pas jūs aplinkoje buvo. Jūs tiesiog prisiminsite tą situaciją. Tai vat jums tiesiog reikia iš karto sijot. Išmintingi žmonės vertins jūs ir jūsų pastangas. Taip, kurį čia kortą dar pasirodė. O šitągi, o naglus reikia sijot, mergaitės, nes kitaip čia nieko gero nebus. Gerai, dar noriu pasižiūrėti, ką dar jums, ką dar savybės. Surinkit šitas kortus, gerai, noriu pasižiūrėti, ką dar jums atskleisti, kokias dar savybės, nes aš čia kažkaip ties šitą savybę užstrigau, norėdama jums paaiškinti, nes jinai yra tokia kebloka, kitur buvo labai paprasta ir labai aišku. Pažiūrim, gerai? Taip, ką dar? Nu, atsakau, aš jaučiau, kad jie nori ištraukti iš vidaus, nes jinai kaip ir įlindo kažkokiu būdu stebuklingu. Ir neradau. Bet jinai išlindo tam, kad aš jums dabar ją parodyčiau iš kitos kaladės kortų. Dabar žiūrėkite ir suprantu esmė, nes jinai papildo jūsų tą informaciją, nes nieko nėra šiaip sau. Jeigu jau numatėte planus, tikslus, materialinę prasme, pavyzdžiui, turite savo materialinę svajonę, projektą, norą, kažką įsigyti, kažką sukurti, kažką padaryti, kažkaip save realizuoti. Darykit. Tik ten reikia struktūros ir stabilumo. O jūs ką darot? Šiaip tai trejetukės dažnai pas mane tokios aktyvios. Nu, pradedat karts nuo karto abejoti, kad aš gal ne tą darau, gal nereikia, gal ne ką. Ne, tiesiog struktūrą suformuokite, kad visa tai yra gerai. Ir tegul būna tas vidinis užtikrintumas, kad jeigu aš noriu, jeigu mane ten traukia, vadinasi, man to reikia. Nu, neužmirškim, jeigu reikia jums, vadinasi, reikės ir aplinkai. Va šitą dalyką išsaugokite, tą stabilumą. Nesimėtikite, nesiblaškykite. Gerai, pas būna, kai blaškotės. Nu, kai pasiduodate emocijoms, tada, nu, truputėlį sako, elgiatės vaikiškai, jūsų energetika sukrenta tada žemyn. O jums reikia tą energetiką išsaugoti tam, kad po to nesilaiko, norint, kad noras išsipildytų, taip, reikia koncentruoti energiją per visą tą laiką, nuo to momento, kai sugalvojate, iki to momento, kai išsipildo, taip. O kai jūs pradedate bejoti, tai va ta energetika, jinai pradeda tada tabaluot ir jinai susilpnėja, tada tas laikas gali išsitęsti, tada ne per tiek laiko jums reikia norą įgyvendinti, o vat per tiek, nes jisai susilpnėja, nes jūs tada krentat žemyn ir sumažina savo energetinį potencialą. Manau, supratot. Taip, tai dėl to, vat, jeigu jūs nusprendėt, kad man to reikia, ir kol man to reikia, man svarbu, aš tai darau, be jokių konkrečių tokių vat, kažkokių abejonių, kad gal nereikia, neverta. Formuokite stabilumą. Formuokite. Priėmėt sprendimą ir gražiai, elegantiškai keliaujate link savo tikslo. Vat tą dalyką irgi reikėtų šiek tiek sustiprinti. tą stabilumą, struktūrą, nebijojimą, sakysim taip, logiškai pačiai save įkalbėti, kad jeigu aš nusprendžiau, vadinasi, taip reikia. Taip, galbūt aš suprantu, kad kaip moteris aš pradėsiu šiek tiek abejoti, bet aš suprantu, kad reikia. Aš jeigu nusprendžiau ir kai pagaunate tą bangą, kai sakiau, kad pradedate abejoti, mintise, stop, brangutė. Jeigu tu nusprendai, pati savo, taip? Jeigu tu nusprendai, vadinasi, tau to reikėjo. Tai dabar galbūt hormoninė sistema ar emocijos pradeda išsibalansuoti. Suprask, mažulė, kad jeigu aš dabar stabdysiu, ir ypač mergaitės, jeigu sakysite frazę, nieko nebenori, nieko nereikia, tai va šitą jūsų svajonė, jinai pradės kristi, arba jai reikės daugiau laiko. Jinai sunkiau gyvenys, matysite kažkokie keblumai. Tai va tą stabilumą reikėtų išsaugoti. Dar vienas niuansas - reikalauti iš vyrų, ką turite dar išryškinti savyje, reikalavimą iš vyrų, kad jeigu davė pažadą, tegul ir pasiekė. Tegul ir padaro. Šalia jūsų vyrai privalo savo pažadus įgyvendinti. Ir jokių kitų niuansų. Pažadėjai, padarai. Jeigu žadi, nedarai, kaip mes minėjom, tada atsimenat prieš tai. Kaip vyrai reaguos? Jo, supras, kad jei makaronų tai neprikabinsi ant jos dėl ausyčių. Spagečiais tai neapkrausi, kad aš turėsiu dėl jos stengtis, ir gerai, ir ką.
Tie, kurie silpnesni, aišku, rodys kaprizus ir po to gali išnešti kudašių, nu ir tegul neša. O kiti supras, kad šalia jos aš turiu tobulėti ir šalia jūsų vyrai tobulės. Va dėl jūsų va tokios vidinės taisyklės, šalia jūsų vyrai tobulės. Nes nu, tai yra privaloma. Taip, vyrai davė žodį, taip, vadinasi, turi jį ir tęsti. Čia visais laikais tai buvo, tik dabar kažkokia nesąmonė, kai vyrai šneka tuščiai ir savo žodžio neišpildo. Nors iš tikrųjų visur yra vyro žodis. Vadinasi, vyras davė žodį, tai tiesiog, tai yra tavo garbė, taip. O dabar daug tokių vyrukų, kurie šneka bileką ir be jokios naudos. Tai va šitą dalyką. Dar kažką jums reikia savyje atskleisti, išryškinti, sustiprinti. Žiūrim. Ne. Visa kita gerai. Sako, visa kita pas jūs daugmaž balanse. Visa kita balanse. Ir tik man dar papildomai dar ateina informacija, kad jeigu jaučiate, kad kažkas nesigauna, pavyzdžiui, žmonės kažkokie netokie ateina, arba ten silpnesni, ir ten neišeina, griūna, nepergyvenkite, pas jūs bus balansas. Pas jūs ateis tas, kuris atitiks jūsų vibracijos. Vis tiek jūs išeisite į tokį gyvenimo lygį, kai jausite, kad taip. Vat, aš esu tokia, taip, tokia, ir mano aplinka irgi atitinka mano stiprybę. Vyrai, draugai, draugės, finansinė padėtis, jūs išeisite į balansą. Jūs turite rinktis ne silpniau už save, o tai, kas atitinka jūsų poreikius, jūsų norus, jūsų svajonės, jūsų charakteristiką. Silpniau neimkit. Ir iš tų silpniau reikalaukit. Ir neleiskite save susilpninti, nes žmonės, pačioje pradžioje, kai mes minėjom, kad pradės išsidirbinėti. Taip? Dėl to ir sakau, reikalaukite iš žmonių. Jeigu atėjo, tai tada reikalaukit. Arba jie pasitemps iki jūsų lygio, arba atsisijos, bet į jų vietą ateis kažkas kitas. Bet aišku, ne taip griežtai, kad jau ten visiems įrodinėti. Ne, tiesiog sakyt, kad žmogus to, tu pažadėjai. Jeigu nesigauna, vadinasi, mes vienas kitam netinka, vadinasi, mūsų keliai yra skirtingi. Nu ir judat, ten versle, veikloje, tiesiog atitikimas turi būti. O jeigu stipresnius už save paimsit? Sako, vyrų stipresnių? Nu, galima paieškoti, bet dėl vyrų, sako, stipresnių ne. Nebent tik tai iki jūsų, vat, jūs iškiai ir kartu tobulėjat. Arba truputėlį žemesni, truputėlį, bet jaučiat potencialą ir tas žmogus, kuris tengiasi, tai tada vat, irgi su jumis, jeigu reikalausite iš jų tam tikro lygio, tai tada pasitemps, greitai pasitemps iki jūsų lygio ir kartu tobulėja. Gerai, o kiti žmonės? Aš dabar žiūriu su moterimis, kaip jums čia sekasi ir seksis. Aukštesnis už jūs, jūsų aplinkoje irgi nelabai bus. Nu taip, mergaitės irgi. Man labai skambina daug, vat, ypač trejetukio energetikos, mergičkų, klienčių, kurie sako, Oksana, sako, mes visiškai vienišos neturime nei draugių, nei ką. Kodėl? Todėl, kad, nu, tokia lygio draugius jūsų rate mažoka bus. Bet kurios stengtųsi bent jau jaustų pagarbą jums, tai yra galima. Galima. Kurios nenuvertintų jūs žemyn, o kurios tikrai suprastų. Galbūt jos yra kitoje srityje stipresnės, taip? Tai va su moterimis trupučiuką bus sudėtingiau, bet svarbiausia žiūrėkite, kaip jos su jumis bendrauja. Jeigu tik pradeda nuvertinti, tai tada būtų gerai, kad paleistumėte tas situacijas, nes bus, kaip sakiau, pačioje pradžioje. Tai va, o daugiau, bet kažko tai tokio kaip ir ne. Tiesiog stebėkite, ar žmonės šalia jūsų tobulėja, ar kartu judate į priekį, ar jaučiatės komfortiškai, ar neužlipa ant sprando, nes nu, visą kitą jūs turite ir žmonės turi jūs matyti vertingą asmenybę, nes jūs esate vertinga asmenybė, bet kuriuo atveju. Ir vyrai, ir moteris, ir giminaičiai, ir pašaliniai žmonės. Nu, vis tiek jūs skleidžiate tokią energetiką, kad kiti supranta, jinai yra stipri. Ir jai reikia, nu, tikrai bent jau mandagiai kalbėti, bent jau įsiklausyti jos poreikius, o ne taip, kad tu dabar mums pašakinėk, tu viską mokyti, dabar mums patarnauk. Ne apie tą kalbą.
Tai va, ir jeigu jaučiate, kad tai nežymi, tiesiog, tada išeina filtruoti, daugiau nieko čia kol kas ir neprigalvos. Jeigu žmonės nevertina, kad turi, vertins tuomet, kai jūs praras. Tai va tokia buvo trečia pozicija. Trečia, jeigu mergaitės jaučiat, kad dar kažkurį poziciją jūs traukia, galėsite žvilgtelėti gerai. O aš einu prie ketvirtos pozicijos. Jo, su trejetukėmis kaip ir viskas. Na, ketvirtukės, pasižiūrėkime, kokią savo savybės jums būtų gerai išryškinti, atskleisti. Neskirti savęs, žodžiu, nebūti gelbėtoja, nepasiaukoti ten, kur nereikia ir atidžiau vertinti tuos žmonės, kurie ateina iš karto su aukos programomis, kad tai va mums sunku, tai mums pagelbėk, tai tu mums ten suteik kažką, tai jaučiate, ne? Neapsikraukit svetimomis problemomis dėl savo nuoširdumo, gerumo ir galbūt netgi įsitikinimų, kad aš privalau. Kiekvienas žmogus turi išmokti spręsti savo problemas. Atsistot tvirtai ant kojų ir išreikšti save per savirealizaciją, pasisemti naujos informacijos ir kilti, augti, judėti. Jeigu ten iš tikrųjų bėda, tai taip, suprantama, ten kritinės situacijos, ten visokių jų būna. Bet jeigu skundžiasi, aš negaliu, man neišeina, nemoku, jums tiesiog neapsikraut, rodo tiesiai šviesiai. Nes tada ir tas žmogus šalia jūsų degraduoja toliau, neauga. Jam tada reikės kitame gyvenime, jeigu šitame, tai tada gerai, kad jeigu šitame gyvenime jis susisuks. Bet kitame gyvenime reikės dvigubą būtent krūvį ir sekančio gyvenimo pamokos, nauja programa, taip, likimo programa. Ir skolas energetinės, o po to visi skundžiasi per televiziją, koks pasaulis negeras, kaip mums čia gyvenimas, koks sunkus. Taip, praeitam gyvenime tingėjo kažką daryti. Aišku, čia individualiai reikėtų kiekvieną situaciją žiūrėti. Bet daugumoje atveju praeitam gyvenime prisidirbo, nieko nedarė, dabar dvigubai reikia sunkiau, nes reikia atlaikyti. Nes visur yra balansas. Priežasties ir pasiekmės dėsnis. Jisai veikia, kitaip vadinamas karma. Tai mergaitės, o jums kas tada bus? Kažkaip mes gilesnės dvasinės dalykas. Rodo, kad jūs dėl kitų stengiatės, prašot, meldžiatės, jums nereikia dėl kitų stengtis, prašyti, melstis ir aukoti. Ir galvot, kad čia jie tokie vargšeliai, juos reikia pagailėti. Tai yra jų paskirtis. Ne veltui prie ketvirtos pozicijos. Tam, kam reikėtų dėl kitų pasiaukoti, tai čia būtų kitos pozicijos. Taip, ne ketvirta. O tos iš jūsų, kurios prisitraukia į ketvirtą poziciją, tai čia jau yra perteklius. Va čia yra perteklius. Ką jums išreikšti apart to? Ne į tą investuoti save, ne pasiaukoti ir ten gelbėti visus. O ką jūs turėtumėte išreikšti? Koncentruotis į savo gerovę. Daryti savo darbą, tai kas jums priklauso, tai kokia yra jūsų paskirtis. Nebent jūs už tai gaunat pinigus, dirbate gydytojomis, slaugėmis, ten maža ką ten dar galit gelbėti, tose sferose, vaikų teisų tarnyboje, ten tada už tai gaunat pinigus. Tada taip, tai yra jūsų darbas, bet ir tai turite atskirti, kad nepersistim, kad apart darbo aš darau dar kažką. Žmogus atėjo su tokiam, plakit, šiandien vienai klientai pasakiau, sakau, atėjo žmogus į restoraną, paprašė ten kokios sriubos, o jūs dar priedo dar taip, ir antrą patiekalą, ir desertą, ir kompotą dar darėte, arba arbatos. Palaukit, žmogus sumokėjo tik už sriubą, tai jūs tada į nuostolius nueinat, suprantat? Nereikia persistengti. Bet kokybiškai ir gerai atlikti savo darbą, taip. Koncentruotis į savo pačios gerovę, taip. Apart to, kad dėl kitų stengtis. Susikurti savo komfortiškas gyvenimo sąlygas ir gyvendinti savo svajonės, taip. Va čia tą reikėtų išryškinti. Taip, gerai, ką dar? Ne veltui rodo priežasties ir pasiekmės dėsniai. Pasigilinti reikėtų iš karto, jeigu žmogus ateina skundžiasi, pavyzdys, ir aplamai, jeigu kažkokia situacija, pagalvokite, o kodėl jinai galėjo įvykti. O ką jūs darote, kad jums reikia tą išmokti?
Kad taip pradedat klausyti kitus žmonės ir jais rūpintis, galbūt netgi nuvertinti per klaidą. Pavyzdžiui, atėjo koks vyrukas, skundžiasi ten dėl jo ten draugis, kurį ten tokia, jūs iš karto jau tikite. Yra tokių mergaičių tikrai. Pradedat tikėti, pradedat jį gailėti, bet jums reikėtų pažiūrėti gerai, o kodėl tokia situacija, o kas ten gaunasi, o kaip yra iš tikrųjų. Ir jūs matysite, kad jisai gana gerai ten prisidirbęs yra. Ir kad ne jo reikėtų gailėti, o netgi jos. Suprantat, jums reikėtų išmokti viską ramiai įvertinti, neskubėti su pagalba, neskubėti su užuojauta, nes kitu atveju, sakau, galit netgi ir suklaidinti kitus žmonės ir bus kaip ten ta patarlė, kad norėjau kaip geriau, o gavosi kaip visada. Gavosi ne visai geras dalykas. Ir žmonės tada jumis manipuliuos. Nes ateis tie žmonės, kurie sąmoningai jaus, kad jie jūs apgaudinėja. A jūs vaizduosite, kad aš tokia visa faina. Jie jau suvoks, kad jie nusišneka, kad jie, ypač vyrai į santykius, ypač atsargiau žiūrėkit. Nes aš jaučiu, kad tai tada nebus tikrai atviri. Bet ir aplinkoje žmonės, jie žinos, kad mes meluojam, mes elgiamės, mes manipuliuojam, bet mes paspausim ant jos tokio gerumo, dvasingumo, suvokimo, tolerantiškumo. Ir mes išeisim, arba gausim kažkokią naudą kaip geručiai, fainučiai. Ir dar viduje, suvokdami, kad jūs apgauna. Suklaidina. Tokia situacija. Gerai, ką jūs dar turite išmokti? Duoti laiko įvykiams, neskubėti. Jeigu jaučiate, kad kažkas kažką pažadėjo, kažkas kažką sako, tai nepriimti čia ir dabar, o tiesiog pažiūrėti jų veiklos, jų pažadų rezultatus. O tada priimti. Jeigu kalbėti apie santykius, kurios mergaitės pažindinatės, ne žiūrėti, ką jis sakys, mes kažkada ten su tavim susituoksim, tai einam dabar iš karto ten į mišką, ten paslapčia, kur nors ten krūmais pagulėsim, taip? Tai palauk, žmogau, tai kai mes matysime, kad pas mus santykiai rimčiau eina, tai tada galbūt ir gausi tai, kad tu nori. O kol kas aš tave už tavo tuščius žodžius, aš tau dalinti savęs nesiruošiu, arba tau tavęs aukoti, tau valgyti gaminti, tą daryti, ten pinigus skolinti. Neskubėkit, pat neskubėkit, nes jūs kažkaip mergaitės čia irgi žiūriu, kad skubat. Tada ir pačios nesusigaudo. Pato aplinkoje žmonės ir patys pati jaučiate, kad apsimeluoja ir nesigauna ir tempia gumą. Tai neskubėti, įvertinti, neskubėti su žmonėmis, priiminėti sprendimus ir jeigu jie kažką pažadėjo, kažką pasakė, žiūrėti, kaip iš tikrųjų viskas vyksta procesas, pati prieš traukinį nelėkite, gerai? Toliau, jeigu jaučiate, kad kažkas ten skundžiasi, gudrauja ir taip toliau, įvertinkite situaciją, arba kažkas kažką pažada, dar kartą, kelis kartus įvertinkite situaciją, kaip yra iš tikrųjų. Taip, ir jokio pasiaukojimo ten, kur niekas neprašo ir visų negelbėkit, nes kiti žmonės ant sprando užsilips. Nes aš jaučiu čia visų tokios įdomios pamokos ir pas kai kurias iš jūsų ir jūs prisiminsite, kad taip, pas mane ir praeityje dėl to buvo, ten ir vienaip žadėjo, ten nieko nesigavo. Ir ten žmogus pinigus pasiskolino arba žadėjo kažkokią verslą atidaryti, ten paskolino, neįs verslą atidarė, nieko jis ten vien dokumentų man nebuvo parodęs, ten aš jam pinigus ten daviau. Tai ten, žodžiu, laukiau kažko, taip ir nesulaukiau, tai po to aš vienaip žiūrėjau, pasirodė jisai kitoks. Ir jūs tiesiog pamatysite, kad, tai, ką aš šneku, jūsų gyvenime jau buvo įvykę, tik tai dabar aš jums tą išryškinu. Kad neatsistotumėte ant to paties grėbliaus. Gerai, dar. Konkretumo, aiškumo. Ir neleiskite savimi manipuliuoti paprasčiausiai, kad, tai jeigu tu to nepadarysi, tai tada aš tą ir tą. Jūs nieko neprivalot. Žmogus pats atsako už save. Išmokit vertinti save, savo laiką, savo dėmesį ir neskubėti kitiems žmonėms padėti. Juos
jais patikėti, jiems padėti, juos paguosti, juos pagailėti, jiems paskolinti kažką. Vat neskubėkit. Vat čia, vat, per visą šitą situaciją mes tą ir pamatėm. Tai va, įdomi tokia situacija. Dar gal kažkoks patarimas bus jums. Nesako, tikrai mergaitė sako, apsikrausit ir po to bus sunkiau, nes galvosite, kad gelbėjom kitus žmonės, o pačios savo karminius ryšius pati dar suformuosit. Nu, tikrai to žodžio prasme. Apsikrausit kitų žmonių problemomis, programomis, gudravimais, atsakomybę ir nešite svetimą naštą ant savo pečių. Galvosite, kad darote gerai, o iš tikrųjų pasirodo kenkite ir pati savo, ir tiem žmonėm. Ir tai visą reikės po to arba šiame, arba kitame gyvenime atpirkti ir galvosite, kodėl sunkesnis gyvenimas, kodėl aš taip stengiuosi visiems būti gera, o mano gyvenimas sunkesnis. Gerai, ir kaip visą tai transformuoti? Pažiūrim, į ką tai transformuoti, į kokias savybės. Visų pirma, vertinkit save. Antra, vertinkit save, taip, įvertinkit, išanalizuokit kitų žmonių frazes, išmokite pasakyti ne ir pradėkite formuoti savo pačios tikslus, kur galėtumėte nukreipti savo energiją, apart to, kad švaistytumėt kitiem, taip, kai kurios mergaitės tikrai švaistot arba nukreipia per daug, nukreiptumėte ten, kur jūs norėtumėt, kaip sakiau, kad savo gyvenimui, savo geroviai, savo komfortui, savo planų tikslus pasiekimui, nes jūs tada savo gyvenimą negyvenat, o kažkas iš jūsų pradedat gyventi kitų žmonių gyvenimą. Bet svetimo gyvenimą mes nugyventi negalim. Jums reikėtų šiek tiek į savo gyvenimą susikoncentruoti ir savo svajonės irgi įgyvendinti. Ir dar sako, mergaitė, supraskit, kad jūs visus neišgelbėsit. Tiesiog nusivilsit, nes kuo daugiau apsikrausit svetimam problemą, tu jų bus daugiau, jūs galvosite, man aš jau pavargau čia tam, ir nežinau, ką daryti, nes jie prie jūsų kaip prie magneto trauksis. Tai va, kuo daugiau stengsitės, tuo daugiau kitų problemų, tuo daugiau užsisuksite, tuo daugiau pavargsite ir savo gyvenimą nenugyvensite. Kitom galbūt tai skirta, ketvirtukams ne. Ketvirtukas truputėlį eina ne savo keliu. Tai va, turėkit omeny. Jeigu jaučiat merginos, kad norisi giliau pasižiūrėti, taip, nes aš čia bendrai sakiau, bendra informacija, kad kuri tiktų 4 grupėm mergaičių, taip, 4 grupės daug maž suskiršiu. Tai jeigu jaučiat, kad norit giliau, tai tada žiūrėsim individualiai. Bet bent jau su tuo, ką mes pasižiūrėjom, jūs jau galite padirbėti. Ir jeigu jausit, jeigu norėsit, jeigu tema jums patiks ir patiko, galėsite parašyti komentaruose po kažkiek laiko, po kurio nors video, kai sakysiu, pasiūlymą duokit, kad vėl pasižiūrėti, kokias dabar savybės galima išaiškinti, kokias dabar galima kažką pakoreguoti, pakeisti, arba išreikšti, arba prigesinti, taip, kad ko per daug. Tai va, tiesiog apie charakteristiką ten parašykite, kad va, kokias savybės išryškinti, aš suprasiu, apie ką kalba. Vadinasi, atėjo laikas judėti toliau. Arba, kaip sakiau, individualiai, tai ten mes jau viską jau iki smulkmenų žiūrim, ten mergaitės pas mane užsirašo ir tada tikrai juda pirmin. Tai va, mergaitė, šiandien tiek, darbo daug, nu, gerai. Moteris darbo nebijo, moteris mėgsta atsiskleisti ir save gražinti ir gerinti. Tai va, mergaitės, tada iki šiandien tiek, iki kitų kartų, taip, ir kas moka rusų kalbą, galėsite pereiti neužilgo į rusų kanalą Oksana Serafim Taro ir ten bus irgi dar vienas video būrimas, dar galvoju kokią temą, bet manau, kad padarysiu santykių temą, kažkodėl jaučiu, kad noriu santykių temą. Tai va. O kas mergaitės norite lietuvių kalbą santykius, tai parašykite, tai tada irgi žinosiu, kad ir lietuvių kalba galėsiu formuoti būtent šitą temą. Tai va, merginos, šiandien tiek ir iki susitikimų kitą kartą arba kitame kanale. Kol kas ir ate. Su jumis buvo Oksana Serafim.